Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos siekiais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Planuojama mokesčių reforma verslo atstovų teigimu kelia rimtą grėsmę Lietuvos ekonomikai. Per 3 metus jo žala gali siekti iki 800 milijonų eurų. Verslo bendruomenė įspėja, kad tokie pokyčiai gali lemti aukštos pridėtinės vertės verslų pasitraukimą, darbo vietų mažėjimą regionuose ir skaudų smūgį smulkiajam verslui. Pirmadienį Lietuvos verslo asociacijos surengė forumą Apgimkime ekonomiką, kuriame aptarė mokesčių reformą. Renginį inicijavo 200 verslo asociacijų. Verslo atstovų nuomonė, siūloma mokesčių reforma kelia grėsmę Lietuvos ekonomikai. Vertindamas siūlymus, mokestinius pokyčius, investuotojas ir riziko analitikas Šarūnas Andriukaitis Sutkus pareiškė, kad jo nuomonė naujoji valdžia eina priešinga kryptimi nei turėtų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento šūkis yra Make America Great Again, o mūsų naujųjų valdančiųjų šūkis yra visai kitas Let's Make Lithuania Shit Again. Ir jie tai tikrai įgyvendins per šį mokestinį Frankensteiną, apie kurį kalbame jau 1,5 mėnesio. Jis kūrimas naktimis ir jo pagrindinis tikslas yra atimti iš tų, kurie dar kažką kūrė ir padalinti neaišku kam, kalbėjo Šarūnas Andriukaitis Sutkus. O finansų ministras tokias kalbas atsako šitaip. Mes tai girdime be abejo, tačiau mes taip pat žiūrime į Europos komisijos ekonominės prognozės, kurios buvo paskelbtos lygiai šiandien ir kurios rodo, kad kitais metais Lietuvos ekonomikos augimas smarkiai paspartės. Mes tikime šitomis prognozėmis ir tikrai nesiruošime tikėti visokiamis vizijomis apie pasaulio pabaigą. Prieš koalicijos atstovų susitikimą pirmadienį Seime žurnalistams sakė Rimantas Šadžius. Tai žodžiu, pagal Rimantą Šadžių geriau žino tie esantis kur kas toliau nuo Lietuvos Europoje ir darantis prognozes, ne verslo atstovai dirbantis Lietuvoje ir kiekvieną dieną susidurintis su realia situacija. Ir jis labai gerai paminėjo, prognozes pasirodė šiandien. Tai reiškia, visas mokesčių paketas buvo kuriamas be Europos komisijos jau tų vadinamų prognozių. Tai kokiomis prognozėmis jie rėmėsi, kurdami šį visą mokesčių paketą, jeigu jie dabar sako, kad prognozės jau pasirodė šiandien, o rytoj jie jau svarsto, o visas mokesčių paketas buvo kuriamas daug mėnesių prieš tai. Prisiminkime, kad dar visai neseniai vyko didžiulis protestas Katedros aikštėje prieš nekilnojamojo turto mokestį, į kurį susirinko 10 000 žmonių. Tačiau valdžia nekreipė dėmesio į niekieno nuomonę ir žengė pirmin. Primename, kad vyriausybė praėjusią savaitę pritarė finansų ministerijos parengtiems mokestiniams pasiūlymams ir juos žadama svarstyti jau rytoj gegužės 20 dieną. Būkime aktyvūs ir stebėkime situaciją. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.